Ir Rūta atėjo kartu ir žiūriu, kad jinai stovi prie tavęs, jūs ten šnekate, šypsotės kažkaip keistai. Sakau, Mindaugai, tu negalvo, kad tu čia atėjai, tik tai jinai turi dukrą, čia yra didelė atsakomybė, čia griūna santykiai, sakau, čia netaip viskas paprasta. Tai įsivaizduokit, aš taip mylėjau, taip norėjau tų kalėdų pas tėvus ir tėtis mano kaip ir pasakė ne. Ir emutės paklausiau, sakau, kaip tau Mindaugas? Nu, emutė sako, močiutė, jis man draugas. Buvo taip, kad jin paskambina ir skundžia mane. Ir ką jūs sakote? Buvo, ne? Buvo. Aš visą laiką sakau, ir savo sakau, ir vyrui, ir draugiams sakau, kad vaikų gyvenimas yra vaikų gyvenimas. Mes jau savo nugyvenom, o vaikai tegul patys ieško sprendimų. Sveiki! Šiandien turiu daug svečių. Ir aš, žinokit, jaudinuosi, visi jaudinamės turbūt. Bus įdomus formatas, taip dar nedarėm. Jo, tikrai. Pirmą kartą. Sprendėm, kur mamą pasodint, mamai dabar žiūrėti vieną į kitą, nu, bandysim kažkaip. Kur rankas dėti. Aš sakau, mamai, gal tau stiklinė, kokia mama sako, ne, kažkaip susitvarkysim. Bandysim. Labai gerai mosikuot, gestikuliuot, čia kaip aš darau. Taip. Kažkaip. Tai va, iš tikrųjų aš truputėlį jaudinuosi, nes aš niekada nesu darius tokio podcast'o, kai mes visi trys kalbamės. Ir aš nežinau, kas mums gausis. Bet mes namuose esam daug kartų susėdę. 3, 4. Bandysim padaryti tokį paprastą bendravimą. Taip, tikrai. Mes esam pasirengę labai atvirai pasidalinti požiūriu, savo šeimos įpročiais, supratimu, tolerancija, pozityvumu. Ir... Galim ir pradėti, aš turiu mamai degantį burning question. Tikrai, okei. Gerai, aš noriu jūsų paklausyti į kamerą. Ir atvirai pasakyk. Gerai. Žiūrėkit. Rūta, turinti, jūsų dukra turinti ten 3-4 metų vaiką jau, ar ne? Ten. Taip. Ir pam ateina naujas draugas jos. 10 metų jaunesnis, vaikų neturi nieko, tai įdomu, žinot. Kaip jūs pirmą kartą, kur mes susitikom, ar atsimenat? Ir... Aš nežinau, kad jis uždašė. Ir kas buvo, ir kaip jums, nes, tai gal susitikom, ne, tai ten... Paskui, kaip jums atrodė, kad ateina čia kažkoks romantinis dalykas, Rūta, kaip jums... Man čia buvo toks labai stresas didelis. Stresas, ne? Tave pirmą kartą pamačiau aš kažkokiuose kursuose. Kursuose, aha. Taip, tenai reikėjo mokyti pinigus, ten viską tvarkyti. Ir aš atkreipiau dėmesį, kad toks simpatiškas berniukas, panašus į biškį mano sūnų. Jo, ir toks, tu man taip kaip patikai, žinai, tu ten labai gerai tvarkeisi. Tuose kursuose. Surinkinėjau pinigus. Surinkinėjai pinigus, viską. Tai tave pirmą kartą pamačiau. Aha. O kaip jūs ten, Rūta atvedė jūs į tą seminarą? Taip, Rūta atvedė į seminarą. Tada buvo mūsų su mama toks kaip ir tobulėjimo, saviugdos. Mes labai seminarus lankėm jo. Mes skaitydom daug knygų ten. Taip, pozityvus mąstymas, visokių ten. Taip. Ir mes lankydavomės įvairiuose paskaitose, o Mindaugas dirbo su tų paskaitų organizavimu. Dar tada tik taip buvai toks simpatiškas berniukas ir viską. Ir paskui kas vyko? Paskui... Mama biškai neatsimenu. Ne, paskui baigėm tos kursus ir buvo šventė. Ir Rūta atėjo kartu. Ir žiūriu, kad jinai stovi prie tavęs, jūs ten šnekate, šypsotės kažkaip keistai. Gamtoj buvo, aš atsimenu, ne, į tos dvasinis kažkoks, kur gamtoj buvo. Taip. Jinai man dar paskui, sako, žinai, mamytė buvo seminare, sako, tas berniukas, sako, mes jau... Ne, berniukas, aš tikrai nevadinu. Gerai, mamė, tu pasakė. Tas jaunuolis, sako, mes jau susikabinę su rankom, buvo taip geras, sako, aš nežinau, sako, kas čia buvo, tai tu man taip pasakoji miglotai. Bet jūs jau buvot pamačius ar dar nebuvot? Po to, aš atsimenu tą rankos paėmė mano. Tai jūs ten, jinai man tik tai pasakojo, kad tave pamatė, kad kažkas atsitiko, kad sakai, sutikau žmogų, kuris man kažkoks labai artimas. Aš va šitą atsimenu. Bet mama, bet čia buvo, žinot, kada prieš kokią 12 metų, ne? Tai gal ir sunku atsiminti. Bet aš šiaip su mama esu pakankamai artima. Tai aš esu, kad tikra, kad iki to laiko, tos metus, kai mes susitikinėjom su Mindaugu ir gal dar jie net ir nebuvo susipažinę. Taip. Tai mama man padėdavo ir su Emanuelės priežiūra.
Ir matė tas mano degančias akis, kai aš sakydavau, mama, prašau į Klaipėdą. Taip, atsimenu. Aš dėl Mindaugo, žinokit, tokius žygdarbius darydavau. Pavyzdžiui, mes turėjom sodybą Lekėčiuose, atsimenu. Taip, atsimenu. Mes nuvažiuodom į tą sodybą, pasirengę ten tvarkyti pomidorus. Ir aš sakau mamai, gal tu gali čia pasilikti su emutė, mama. Taip. Aš išvažiuoju 2 valandom, man taip reikia su juo susitikti. Ir aš, žinokit, lėkdavau. Tai nuvažiuodavau iš Kačerginės į Kauną, į pasimatymą ir dar grįždavau atgal ir paskui su juom važiuodavau į Kauną. Taip, atsimenu. Mama visada sakydavo, gerai, tavo akis dega, tu ir daryk. Tikrai tavo akis dega. Aš kažkaip iš tavęs pritarimą jaučiau. Jo, mačiau, kad tu laiminga, kad tavo akis dega, kad čia kažkas tikro, galbūt. Bet dar nebuvo susitikę, nebuvo. Ne. O tai tu ten stengiasi kažkaip tą įspūdį padaryti, kad jau čia reikia kažkaip įsiminti? Ne, man iš tikrųjų buvo keista. Taip, ir jaunesnis, kažkoks vyrukas, nepažįstamas, Rūtelė jau turi mergytę. Taip, praeitį ir ar reikia? Ką čia sugalvojot? Kas čia bus, kaip čia bus. Ir man atrodo, čia buvo kažkaip naujų metų šventė ar kalėdos. Aha, kalėdos. Ir tu norėjai kartu su Mindaugu ateiti pas mus. Aišku, tėvelis paprieštaravo, sako, kaip tu pagalvo, kaip čia emutė jausis. Ėjom, aš neatsimenu. Nėjot ir tada tu tikrai pikai, labai pikau. Tu verkiai, pikai. Tai mama kaip ir okei, bet tėtis nelabai. Tėtis mūsų daugiau toksai gal konservatyvesnis ir jam reikia daugiau laiko. Taip. Bet tada taip, Mindaugas susidūrė su tokiu. Taip, ir aš tada Mindaugui ir pasakiau, Mindaugai, tu negalvo, kad tu čia atėjai, tik tai, jinai turi dukrą, čia yra didelė atsakomybė. Čia griūna santykiai, sakau, čia netaip viskas paprasta. Ką aš sakiau, aš nepamenu. Tu patylėjai, nieko nesakėjai. O Rūtelė tikrai tada verkiai, tu draskėsi, ir aš paskui išėjau irgi buvau susijaudinus. Kaip čia bus, kas čia bus? Tai įsivaizduokit, aš taip mylėjau, taip norėjau tų kalėdų pas tėvus ir tėtis mano kaip ir pasakė ne. Mama sako, žinai, tėčiui reikia laiko, viskas bus gerai. Ir va tokia buvo mūsų kaip šeimynė. Tai buvau atstumtas. Taip, buvai. Bet aš kažkaip neatsimenu, kad tu būtum dėl to labai pergyvenau. Aš nepergyvenau. Ir tėvelis sako, tegul Rūta ateina kartu su emutė. Sako, o Mindaugas tegul dar palaukia. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Taip. Gerai, kad tas buvo senai. Dabar žinot, kokia situacija yra. Tėtis važiavo į akių kliniką. Su kuo? Su Mindaugu. Ir Mindaugas parvežė, grįžo, jisai sako, kaip mes puikiai praleidom laiką, sako. Mes susidraugavom. Koks, sako, puikus Rūtelės vyras. Jeigu reikia vežtėti, pavyzdžiui, Druskininkus, kurie ten važiavo na kartą, ar į Druskininkus, jie pastovi važiuoja kartu, nes tėčiui patinka, nes Mindaugas veržlus. Taip, sako, jis man ir kavos ir viskas, sako, norėjau sakyti sūnui, kad parvežtų, bet galvojau, Mindaugas mane atvežė, žino, kur paimti viską, sako, mes su juo gerai sutarim, paskambinom Mindaugą. Tai dabar jau iš to žento, kuris negalėjo sėdėti prie kalėdų stalo, dabar jau geriausi draugai. O tai gerai, aš vieną momentą atsimenu, kai pirmas pristatymas buvo tėčiui, tai ten, kai jūs ėjot į laivą kažkaip ir mes atvežėme emutę. Jo, mes turėjom jachtą. Tai čia buvo pirmas tas. Taip. Ten Rūta buvo visai išsigandus, kaip čia kas bus, aš atsimenu. Taip. Bet ten buvo toks 2-3 minučių susitikimas. Taip, mes kaip tik buvom Rumšiškėse, su jachta plaukėm, sustojom kavos išgerti, tu paskambinai, kur jūs čia esat, sakau, kaip tik Rumšiškėse. Tai sakai, mes atvažiuojam. Jo. Ir emutę atvešim kažkaip. Tai kaip paskui buvo ten? Tai aš ėjau jumis sutikti, viską galvoju, paimsiu aš tą emutę, geriau jūs nesirodykit dar tam tėvui. Bet jūs vis tiek veržtės, kai aš noriu pamatyti tą jachtą, man įdomu. Ir tada visi 3 atėjom. Aš norėjau susitikimo. Su 10 metų jaunesnių vyrų ir mano tėčio. Aš galvoju, gerai. Šitas bus nemalonus dalykas, bet aš tada galvoju, reikia šitą dalyką vis tiek prašokti. Ir va čia toksai, žinot, kaip būna ta situacija tokia, ne tai, kad sėdi už stalo, ten daug bendra, o čia vaiko perdavimas, jachtą toks. Ir galvoju, gerai, bus geros 3 minutės. Ir aš atsimenu, Mindaugas tikrai tada tai pradėjo domėtis, kaip čia tas laivas, kaip čia tos būrės. Ir su tėvu pradėjo šnekėtis. Pirmą kartą turbūt. Nes taip įtariai labai. Taip įtariai, bet kadangi apie laivą, apie būriavimą, tai kažkaip tai... Jo.
pirmas toks buvo laikas, taip, nebuvo taip lengvas kelias šito pripažinti viską. O tai ką jūs galvojat, pavyzdžiui, kad kai vėl čia, nesenai taigi buvo ir Amerikoje išvažiavęs, ten jau visokių, kaip sakyt, iššūkių jau buvo padaręs. Tai čia dar vienas, tai ar jūs jau dar vienas, ar... Su Rūta niekad nebuvo ramu gyventi. Taip. Atsiprašau, pasakysiu, arklio energija būdavo, kai visada visko reikėdavo daug. Daug reikėdavo. Taip, visko tau daug reikėdavo, tu visur lakstydavai, buvo labai nerami siela, paauglystė, tai iš viso nenoriu prisiminti. Ir galvojom, čia dar vienas, čia kas čia jai užėjo, kad dar būtų, kaip sako, jos metų, ar kaip tai būtų taip pastoviau. Dabar, ką tas vyrukas galvoja, kad tas jaunuolis čia iškrėsti, dar neaišku. Taip. Bet va, mama gerai pasakė, kad aš... Tu veržli visą laiką buvai veržli. Veržli visą laiką. Po žodžiu veržli tai slepiasi daugas. Bet... Ir drąsi, ir veržli. Bet mamit paskutinius 12 metų? Jas, ne? Pagerėjo. Teisingai, daug dabar galvoju, kieno čia nuopelnas. O tai gerai, tai, o kur pamatėt, gerai, tada truputį toliau, kur pamatėt, kad gal čia ir nėra taip viskas blogai? Aš pamačiau, kad tu su Emutė gražiai elgėsi, kad ir Emutės paklausiau. Sakau, kaip tau Mindaugas? Nu, Emutė sako, močiutė, jis man draugas. Nu, tai galvoju, jau čia gerai. Ir girdžiu, kaip tu ją nuveži, paimi, tavo požiūris į Emutę, man labai patiko tavo pagalba, tavo rūpinimasis, viską, pagalvoju, kad čia gal ne taip jau blogai bus. Ir jų santykiai man patiko. Rūta, ką nors sugalvoja, Mindaugas, davai darom, imam. Ir jie žiūri vienas kitą, toks ryšys tarp jūsų atsirado. Paskui tuose lėkėčiuose tu ten irgi, žinau, kad tau ten nemalonus tie darbai, bet tu ten darydavai. Kapstydavo žemę, Mindaugas. Ko jis niekada dabar nedaro. Dabar po 12 metų kartu jų ne už ką. O tada, žinokit, įsispirdavo į kroksus, tik tai kėdeną, viską kastuvą pasiėmęs. Jo, taip. Nu, aš kompiuterinis, tai man tas žemės kapstymas. Bet tu padarydavai, atsimenu, man ten... Tai žinot, reikia įspūdį padaryti. Taip. O paskui buvo mano mamos 90-metis, atsimenu. Tai vėl sublizgėjo. Tai kurgi? Bet su jūsų mama irgi, mama kažkaip jai nelabai, aš kiek atsimenu, Rūta irgi pyko, ne? Ten buvo kažkoks močiutė. Jo, buvo jos 90-metis. Tai iš pradžių sakė, nenoriu daryti. Paskui pasakiau, kad darysim prie Bažaislio vienuolyno, toj kaviniai. Nu, čia vienuolynas, viskas, gal ir darysiu. Paskui dėl kvietimo. Ai, čia, žinai, dar Rūtelė, neaišku santykiai, gal nekvieskim, dar nesusitvarkė, čia nežinia, kaip čia bus, kaip čia pažiūrės kiti. Atvažiuos mano sesuo su šeimyna, brolius, nu čia dar gal nereikia. Tai Rūta pyko, aš atsimenu. Tai Rūta pyko. Paskui, sako, gal ir Vituko nereikia su Karinu. Tai sako, Vitukas, tai po Vilnių, ką aš padariau, aš tai bernas galiu, eisiu, ko noriu. Nu ir paskui aš mamai ir sakau, žinot, mamytė, nebus nei Vituko, nebus nei sakau, Rūtelės, sakau, gal ir aš nebūsiu, aš vaimi čia pasveikysiu, tai sakau, čia brolis ar sesuo organizuoja visą valių. Čia pasirodo. Jo, sakau. Mama irgi savo. Jo, sakau, nes iš tikrųjų aš labiausiai rūpinausi viską. Ir paskui su mama šnekėjom, kaip Mindaugas rūpinasi, kaip kokie jų gražų santykiai, viską. Sako, mamytė, tikrai blogai sugalvojau. Paėmė telefoną, paskambino Rūtelė ir sako, kviečiu su Mindaugu į savo 90-metį. Toks lūžis įvyko. Jo, ir buvo Pažaislio. O Mindaugai, žinokit, visai neprincipingas. Aš ne. Taip, jisai didžiausią puokštę, 90 rožių atnešė. Visi buvo žaktelėjo. Ir taip jisai ėjo į šeimą. Taip. Palengva. Ir kad ir aš kokia ten būčiau, žinot, laisvai galvojanti, keliaujanti po Amerikas ir po visur, vis tiek, mes sakyčiau, tokia pakankamai konservatyvi šeima, ne? Visa giminė daugiau tokia močiutė, ne tėtis. Taip. Kažkaip taip sunkiau. Taip, bet mama va labai tolerantiška. Su mama aš visada kalbėdavau apie viską. Aš niekada nesmerkdavau, aš sakydavau, taip, bet sakau, Rūtelė, tavo paauglystė tai buvo tikrai sunki. Tu ieškojai savęs, tu išlėkė tuos laivus. Čia gražų žodžiai. Kokie gražus. Ne, tu gražiai pakuoji, bet aš tikrai buvau labai sunki paauglė. Ir... Išlėkė į laivus 19 metų.
Aš žinau, kad merginos nurimau tik tai sutikus. Aš atsimenu, kažkaip man buvo labai sunku surasti tą vietą gyvenimą. Aš visada pasikliaudavau savo kažkokiu vidiniu impulsu ir aš galvodavau, nu va, bus Kalifornija, ten, žinai, labai gražus namai, man bus fain. Ir aš tada dedu visas pastangas, kad aš ten atsidurčiau, paskui atsiduriu ir galvoju, ne tas. Vėl ne tas. Aha. Tikiuosi dabar šito nėra. Dabar kol kas. Aš taip ir galvoju, my god, čia ne tas pats. Tai va, ir kai aš gyvenau Amerikoje ir tada mama gavo prastus rezultatus susijusius su jos sveikata. Ir manęs labai dažnai klausia, tai kaip tu grįžai iš Amerikos į Lietuvą? Tikrai, Rūtelė, stebuklingai tu atliekei namo. Tai tada buvo taip, kad aš labai aiškiai pajutau, kad aš noriu būti čia su mama, arčiau šeimos ir man tą, ką aš turėjau Amerikoje, atrodė nusibodė, nevertinga ir aš labai norėjau būti šalia žmonių, kuriuos aš myliu. Iš tikro ir dar kai vos neteko mamos, tai atrodė, kad viskas, užtenka žaisti, reikia čia. Tai va, tai mama man visada labai padėjo ir ačiū tau, jau. Dar labai įdomu, pavyzdžiui, kaip tu matai mūsų santykius. Ar... kaip keičiasi... kaip keičiasi tie santykiai. Žinai, pavyzdžiui, jūsų su tėčiu, kas buvo atsakingas už ką ir kaip tu matai dabar mūsų su Mindaugu tą dinamiką. Kaip tu ją palygini? Aišku, jūs daug drąsesnė. Tu tai iš viso darai sprendimus labai greitai, impulsyviai. Mūsų karto žmonės kažkaip labiau konservatyviau, tą santuoką žiūri. Mes jau 47 metai su tėvu. Jo. Jūs veržlesni. Eksperimentuot mėgstat. Man dar labai įdomu, ar, pavyzdžiui, tu manai, Mamet, kad aš perėmiau mūsų šeimos modelį ir nunešiau į savo šeimą? Gal tik tai šiek tiek. Pas jūs visai kitas modelis. O kokie skirtumai, įdomu, nuo jūsų, sakykime, kartos porų santykių? Taip, mes pasiskirstę kažkaip pareigom. Pasiskirstę. Jo. Tai tėtis visai neplauna indų? Neplauna, pietų neverda. Va, prašau, aš sakau čia... Bet jisai daro kitus darbus, aš nesirūpinu. Bet tu sakytum, kad yra moteriškos pareigos ar ne? Seniau tai būdavo. Moteris virtuvė, vaikai, vyras tenai rūpinasi materialiais dalykais, sodas, sunkus darbai, viską buvo toks pasiskirstimas. O dabar jau nyksta šita riba. Tai va, pas mus tai net neaišku, kaip yra, nes Mindaugas, jeigu ką nors padaro, tai tada mes turime apie tai kalbėti ir tuo džiaugtis ir tą įvardinti. O jeigu aš kažką padarau, tai būna nurašyta prie moteriškų pareigų. Prie savaime suprantama. Tai jis irgi atsinešė iš savo gal šeimos. O kaip pas jų šeimoje Mindaugai būdavo? Va. Už ką mama atsakinga būdavo? Žinok, aš dabar galvoju, kad... Pasiskirsti, aš taip prisimenu tėtę, kuris plauna grindis, plauna ten. Tėtis plaudavo grindis, aš noriu matyti pas mus namuose. Aš kažkaip šito ir neperėjau. Nesu mačius per 12 metų, o ant kelio ar su šluota būdavo eina? Tai jis nusipirkdavo ten specialius tokius ten. Nes ant kelio namuose visus kampus valau tik tai aš arba Manuelė iš tikrųjų. O mama ką valgį darydavo, ne? Jo. O tėtis gamindavo tavo? Ne. O tėtis mūsų gamina? Dabar lyg tai kažką pradeda, ar ne? Negamina jisai, bet kartais jisai prisimena, kaip laivuose būna, kokie išieškoti skoniais, nori namuose, sakau, tai pasamdyk tada virėją. Bet tu gamini, vis dar gamini valgyti. Taip, dabar dar. Pas mūsų šeimoje moteris labai gamina valgyti. Kiek tu kartų per dieną gamini valgyti? 2 kartais, 2 kartais 3. Šiltas maistas? Taip. Sriubos, tu žinai, Rūtelė, mano buljonus verdu. O aš dar klausimą turiu, pavyzdžiui, jūs vis tiek jau turite ir patirtį gyvenimo, ir daug matėte ir porų, ir visko. Vat, pavyzdžiui, mūsų su Rūta silpnosios santykių pusės jūsų akim. Ką mums reikėtų pagerinti? Pagerinti? Ką reikėtų pagerinti? Tau daugiau į buitį pasinešti? Tikrai, ačiū, aš norėčiau, kad mama atsakytų. Mes ką tik įsiaiškinom, kad reikėtų tau daugiau atsakomybės. Mamai taip neatrodo.
Nelabai smagu, kai padeda. Mane tai ta buitis visą laiką užkniza, aš pasakysiu atvirai. Labai. Ir aš visada gyvenime ieškojau romantikos, man visada jos reikėjo. Tai va laivuose aš ten patiriu tą romantiką, man nereikia nieko virti. Aš ateinu kambarys sutvarkytas, kajutė, einu rinktis, ką noriu valgyti. Aš tada rūpinuosi tik savim, kaip apsirengti, kaip nueiti į teatrą, kaip čia, ką čia paskaityti įdomaus, su kuo čia pabendrauti. Nu ir tada gyvenu. O ta buitis katriai, o pusrytukai. Taip, pusrytukai, pietukai, paskui vakarienė. Sultinukas. Jo, sultinukas, taip. Visą laiką dar dabar išaugau toks, kad įvairiai, kad dabar dar paskaičiau knygą, tą gliukozės revoliuciją. Tai vėl keičiu mitybos įpročius. Žinai, Mindaugai, tu paklausai, kas man taip akį rėžtų. Kažkaip tai nematau, kad kas man akį rėžtų. Nėra, kad akį rėžtų. Bet man kas iš tavęs patinka ir aš galėčiau pasimokyti. Aš paklausom, aš labai noriu išgirsti. Kad tu neskupi, kad tu moki viską taip pasižiūrėti iš šalies, neįsigyventi. Mes Rūta labai viską perimam. O tu taip moki iš šalies, tu ir knygą sugebi paskaityti. Tu neįsivažiuoji, bet šito aš norėčiau, tokio atsitraukimo. Aš tai jo tokio nematau, bet jūs žinot, jeigu su mama susitinka ten porai valandų per savaitę, tai tokį vaizdą. Tu nematai mano neįsitraukimo į problemas? Aš pakankamai pozityvus žmogus ir tikrai nesureikšminu dalykų. Dabar jau nežinau, šitą savaitę man buvo sunki. Sunki? Taip, šitą savaitę buvo pakankamai. Kelis kartus ten truputį apsipykom, nesutapo požiūrį, žinai. Dėl buities. Dėl buities ar dėl vaikų? Dėl auklėjimo. Dėl auklėjimo tai neturim problemų. Tai gerai. Sutarėm. O mes su tėvu visą laiką didžiausia problema būdavo dėl auklėjimo. Aš visą laiką Rūtelę užtardavau, tėvas, kam tu ją išleidai, kodėl jinai neparėjo laiku. Taip. Šitą aš atsimenu, kad kažkaip ir aš prieš eidama, kur nors visada susitardavau su tavim, bet paskui kaip ir jausdavau, kad gal tau reikės atstovėti visą reikalą. Taip. Nu jo, mes kažkaip su vaikais sutarėm, mes dėl darbų nesutarėm. Jeigu pykstamės, tai dėl darbų. Dėl darbų mes pykstamės arba dėl buities. Dėl buities darbų ar dėl gal dabar dėl buities nelabai, ne? Nu, dabar jau ne, aš iki paspirginu, tai tada. Paspirginu, tai aš jau rytais grūžinu. Tai va, bet jo, mes būna, kad apsipykstam. Man kartais atrodo, kad mano visa diena, žinot, kaip eina. Pusryčiai, tada indų plovimas, tada darbai, tada tas. O kartais man atrodo, kad Mindaugas jisai savo leidžia daugiau atsipalaiduoti, daugiau laiko gal skirti daryti tas, kas jam patinka. Čia kur mama sakė, kur aš galiu knygą paskaityti, aš tai... Aš žiūriu Palangoje, kaip ne Palangoje, Klaipėdoje buvom, kur mes atbuvom. Klaipėdoje. Žiūriu, atsikyliau, savo Mindaugas sėdi ramiai, pasiėmęs ant kavos prie kompiuterio. Aš tai atsikeliu iš ryto ir galvoju, reikia mamai padaryti valgyti, reikia Mindaugui dar kamelą ir taip, wow, užsisuka. O Mindaugas jo, jisai gali savo ramiai skaityti knygą ir aš jam kartais būna tikrai pavydžiu. Bet ką man daryti? Klausyk, Mindaugai, ir aš tau turiu klausti. O kaip tau mūsų šeima atrodė, kaip tu atvėjai į ją? Aha, geras klausimas, labai geras klausimas. Taip, labai įdomu. Kaip atrodė šeima? Tai gerai, tai tėtis, tai Rūta mane jau, kaip sakyt, apmokė ir nutikė, kad jisai, taip kaip sakyt, konservatyvus, toks turi savo nuomonę, toks pakankamai griežtas. Su jumis tai aš buvau susitikęs ir seminaruose, tai aš jūs kaip ir žinojau, jūs man iškart patikot labai. Ačiū. Labai maloni ir tokia, pozityvi moteris. O bendrai tai, panašiai kaip ir pas mus šeimoje, tai mano tėvas irgi pakankamai toks, kaip sakyt, griežtas. Toks kirvis. Jo, kirvis. Kiek aš, kaip mažesnis buvau, paskui suminkštėjo jį vėliau, bet tokį prisimenu. Tai kažkaip didelių skirtumų, jūs, man atrodo, turit panašumų ir su mano mama. Galbūt. Tokia ir daug energijos ir tas visas... Pozityvumas, daug energijos, gamina daug. Daug gamina. Tai aš kažkaip, man artima buvo visas... Bet, o tu darai tą tokį, kaip pažiūrėk į mamą, suprasi, kokia bus, ar tu šitą netaikiai? Ne, netaikiau, bet kažkaip, neužkliuvo. Mama visada gražiai atrodo. Tai, ačiū. Tai man kažkaip gerai, žinai, būtų užkliuvę, gal jeigu būtų kažkas... iškritęs. Jo, kaip mano sesers vyras būsimas, atvažiavo susipažinti, pažiūrėti, kokia mama. Taip. Nes jeigu, kaip mama paskui, kokia dukra bus po tiek metų, tai jisai šitą labai akcentavo.
Aš kartais Mindaugui sakau, jau pradeda lyst pas tave tėtis. Man atrodo, kad metam bėgant pas mane vis daugiau ir daugiau mamos lys. Aš kaip ir žinau, kaip reikia gyventi, tai išlikti pozityviai, gaminti, valgyti, visais rūpintis, bet aš dar taip, viena koja ir esu toj šiuolaikiškoje moteryje, tokia, kur jau nori savo daugiau laiko. Daugiau moterų išlystų tokia mama kaip tavo, tai čia būtų pasaulis daug geresnis, žinai, ir požiūris į pasaulį, ir energija, tai man atrodo čia pliusai. Dabar dar vienas svarbus klausimas. Žinai, kai Lietuvoje pas mus sako ten Žentai, Anyta, Uošvienės, viskas turi tokią prastą etiketę. Jūs sakėt kažkaip Anyta. Anyta, velnio pramanyta, Uošvienės, Liežuvis. Mes važiavam per tokį keliuką čia į studiją ir ten yra toks nuvažiavimas nuo kalno ir toks labai suktas. O, sako, mama čia vadina Uošvienės Liežuvį, nes labai toks suktas. Tai yra tokių pasakymų. Bet realiam gyvenimą, pavyzdžiui, pas mus kažkaip visai gerai, ar ne, su tom šeimom? Ar tau sunku su vaikų antrom pusėm išbalansuoti? Visko būna, tikrai visko būna. Su Mindaugu tai tikrai ne. Jūs niekad nebuvot susikirtę per tą laiką? Aš dabar galvoju. Ne, o tai kaip... Ta vienintelį, kai pasakiau, kad dar palauk, pažiūrėsim. Ne, jūs buvo teisi, tai aš kažkaip nieko ir per daug nesakiau. Bet Mindaugo labai gera savybė yra ta, kad jisai nenešioja nieko. Bet čia yra tavo ta gera savybė. Taigi tu galėjai užpykti, nieko daugiau neįti, žinai, ir ten prasidėtų 5 metai, ne tokie tylos, ten ignoravimo. Ne, jeigu šiaip nori, taigi gali. Bet Mindauga, pavyzdžiui, ten... Kažkaip man aišku, tai tikrai. Tu sugebėjai eiti ir mūsų padėtį, ne? Tai aišku, taigi moteris turi vaiką, turi santykius, kurie baigėsi, ten, kaip sakyti, šeimai tikrai gali nepatikri, čia atėjo iš oro, iš kito iš dangaus 10 metų jaunesnis. Jo, vyrukas. Aš jums dar pasakysiu, kad Mindaugas, pavyzdžiui, visą tą santykį mūsų tai priėmėt tokiam naujom akim, tai pakankamai naiviai. Jo. Ir jisai toksai... Tai kas man buvo ten 20 ten... Su tokiu džiaugsmu, žinot, sako, čia reikia pasibandyti, kaip čia bus. Ir tas tavo atvirumas, toks naivumas, tu net neši tokio svorio. Ne, Mindaugas neturi to praeities svorio. Tikrai ne. Net va ir mano sesuo, kaip atvažiavo čia mūsų vežiai, ar į kapus, ar čia kažkur, tai jis toks malonus viską, tai man ir sesuo sako, bet ir rūteliai pasisikė. Sako, koks fainas tas Mindaugas. Smagu. Jo, net mano sesuo, kur irgi labai konservatyviai. Ir labai sunkiai, aš nesu gavus komplimentų. Tavo krikštų mama. Mes gerai jos susitarim. Tikrai Mindaugas dabar labai gerai, mūsų šeima, viską, nors buvome atsargus ir viską. Na, aišku, suprantu. Daug buvo visokių ir su tėvu buvo piktumų, aišku. Kad jūs pykotės. Jo, ir mes pykomės, aš vis tiek kažkaip žiūrėjau, sakau, aš matau, kad mano dukrytės akys dega ir Mindaugas man patiko, o pirmas įspūdis labai daug reiškia. Taip. Tai va, o vyras mano kažkaip iš tolo. Lėčiau. Bet dabar mes geri draugai. Taip, dabar geri draugai. Sakau, tai kodėl tu nepaskambinai, kad tave paimtų? Ai, sako, man labai patiko su Mindaugu. Viskas gyvenime keičiasi. Šiai dienai mūsų ta šeimos dinamika, jinai yra tikrai ten netobula, bet vis tiek gražiai gaunasi. Kamelytė dažnai važiuoja pas senelius savo. Taip. Turi ryšį su vienais seneliais, turi ryšį ir su Mindaugo mama tokį gražų. Visai nesenai buvom visi susitikom Klaipėdai. Maloniai labai pabendravom. Mama irgi labai gyrė jūs ir sakė, kad dabar visada, kad man mama atsivežtumėt kartu, kai važiuoju. Va, kaip malonu girdėti. O šiaip tai gyvenime daug akmenukų yra. Jo, ir visą laiką mano tėvelis sakydavo, kad vestuvės, kad gyvenimas dviese yra kova. Kova, ne? Taip, yra kova. Kad vis tiek žmonės kovoja už savo teises, už savo pareigas ir visą kitą. Mūsų požiūrį biški gal kitaip, ne? Mūsų gal dabar prasideda kova. Derinimą. Aš sakyčiau, kad mūsų labiau toks bandymas suprasti kito poreikius ir kažkaip, kad susiderinti. Taip, dabar atsirado kitas požiūris, tikrai. Anksčiau tikrai buvo kova. Atstovėt savo tas ribas, ne kažkaip labai. Mes kažkaip, bet gal čia kartu tas skirtumas, kur mes bandom jau susiderinti. Taip, galbūt kartu skirtumas, taip, jūsų jau pažangesnė, jūsų ir mąstymas, jūsų sprendimus daugiau priimat, o mums buvo visai kitos vertybės įkaltos, tas toks... Išgyvent, ne kažkaip atkovoti. Taip. Ir laikai tada tokie buvo. Taip, ir laikai buvo, viena moteris nelabai tenai. Taip. O dabar tai jos visos nepriklausomos. Žinot, savo pinigų pasidės, net mane sako, kiek, kur.
Man daug kas nori viską žinoti. Tai kiek pasidėjus, tai kiek toj sąskaitai, kiek ta... Sakau, jau aš tau viską pasakau, jūs įtvarko visus mūsų pinigus, bet vat, apie šitą sąskaitą šitą nesakys man. Ir aš net nesu tikra, ar jisai neįlys dabar, kur nors pats nepasakys. Ir aš bandau, ne, aš taip nedarau, nes jo, taip nelendu į dušę, bet aš bandau vis užklausti. Tarp kitko, kiek ten yra sakai? Jo, vis užklausti. Šitą paslaptį išlaikysiu, iš karto pasakau, neklaus daugiau manęs savęs. Jo sako, būk atvira, bet mažą pirštelį vis tiek laikyti. Būtent šitas mažas pirštelis, kurį mane mama išmokė laikyti. Turi moteris turėti savo pinigų, apie kurios niekas nežino. Žinoma, būtinai. Jeigu nori kažką nusipirkti, kad nereiktų prašinėti. Taip? Taip, dar derintis. Draskit etiketę, slėpti, apsimetinėti, kad senas daiktas. Taip? Aš perkalbėsiu su tėčiu dėl šitų visų dalykų. Mama man visada sakydavo, tą mažą pirštelį, va. Taip, visada reikia turėti ir savo kažką pasilikti. Aš jau. Mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, aš turiu juos sustabdyti, nes bus labai ilga laida. Ir, mamet, ar yra kažkoks patarimas? Pavyzdžiui, tu irgi turi draugijos, ten sutarė, nesutarė, su žentai, su marčiom. Taip. Kaip tu manai, kas veikia va taip gyvenime? Aš tai manau, kad labai svarbu yra tolerancija ir geriau daug ko nežinot. Nes jeigu žinai, tai taip vis tiek atrodo tavo vaikui sunkiau, tavo vaikui gal sudėtingiau. Ja. Tai vat iš šalies, kiek gali padėti ir nesikištų savo patarimais. Jeigu paklausia, kaip tu manai, mamytė, kaip čia ką, tada gali pasakyti, o šiaip geriau tą nuomonę savo pasilaikyti. Pasilaikyti savo, nes iš tikrųjų tavo požiūris kitoks, tavo patyrimas kitoks. Galbūt po 5 metų, po 10 jis supras. Bet tai jau bus jo tiesa, jis tada kitaip priims, o tu gali primesti savo nuomonę. Taip, bet nėra skaudu žiūrėti, kaip vaikai daro klaidas, nors padaro pasirinkimą. Skaudu. Nebūtinai dėl antros pusės, bet bendrai taip pat. Ir aišku, skaudu. Jūs matot, kad bus klaida. Skaudu ir pergyveni ir iš tikrųjų paskui ir nemėgi ir galvoji, o tu paskui pamatai tuos vaikus, jie susipyko, ant rytojos pamatai po 2 dienų, vėl jie šypsosi abudu, eina susikabinę, o tu 3 naktis nemėgi ir galvoji, kaip čia dabar... Kaip čia bus, kaip čia jie susitvarkys, kodėl čia taip viskas. Tai va, jau mūsų amžiui geriau taip iš tolo. Tai mama, tai jeigu jisai mane labai sunervuoja, tai kad aš pagriebčiau ragelį, paskambinčiau tau ir išdėčiau, jį paskui nebūtų geras. Ar buvo taip? Aš norėčiau. Ar būtų ar ne? Ar buvo taip, kad jin paskambina ir skundžia mane? Ir ką jūs sakote? Buvo, ne? Buvo. Bet aš Rūtelė visą laiką sakau, aš jau per daug metų išmokau, man pasako, ką nors vyras, aš iš karto būdavau taip ir kertu. O dabar aš įkvėpiu oro ir per kitas tas sekundės, kol iškvėpiu, aš jau visai kitaip atsakau. Ir tada konfliktų būna žymiai mažiau. Aš kartais pastebiu, kad kitos mamos labai stipriai reiškia nuomonę ten apie antrą pusę, žinai, antrą pusę. Taip. Ir viena mano draugė visai nesinai sėdėjom ir sako, mano mama taip ir kapsi tą pusę. Nu, žinai, taip vis kiekvieną. Jo. Ir sako, atrodo, kaip ir nieko nepasako, bet visą laiką, žinai, toks būna šoninis toks. Taip. Kiekvieną kartą, bet taip vis paleidžia kokį, žinai. Strelytę tokia. Tai man... Specialiai, ne? Kažkaip, bet tikrai, ne, yra... Taip yra, aš žinau, kad daug mamų ir išskyrė šeimas viską, ir kurios dar galėjo ir būti ir ieškoti kažkokių sprendimų. Taip yra tokių mamų, kurios tokios valingos, jos galvoja, kad jos pačios geriau žino už vaikus viską. O bet tas kainuoja santykius. Labai kainuoja. Aš visą laiką sakau, ir savo sakau, ir vyrui, ir draugiam sakau, kad vaikų gyvenimas yra vaikų gyvenimas. Mes jau savo nugyvenom, o vaikai tegul patys ieško sprendimų, tegul kad ir klysta, ir vėl taikosi, ir vėl keliasi. Jų čia gyvenimas. Jie turi teisę ir klysti, ir džiaugtis, ir nusivilti. Tai va, norit gerų santykių, mažiau patarimų, daugiau tolerancijos. Vaikų gyvenimo. Geriausiai išvažiavai į kruizą. Ate. O taip. Taip nėra, žinok, mes pakankamai artimi ir tikrai viską pasikalbam. Jo, jų tie išvažiavimai sunku, bet esu pripratus. Taip. Gerai, mamet, labai ačiū, kad dalyvavai. Smagu pakalbėti, ačiū, tikrai, kad pasidalinot. Taip atvirai mes nepasišnekėjom, kažkaip mūsų tos santykius. Mes kažkaip niekad nebuvom įsišnekėję šitą temą. Taip. Tad dabar įsišnekėjom, manau, kad, tikiuosi, jums patiko. Mūsų tas atviras šeimininis pokalbis, palikit komentarą, mes juos visi skaitysim dabar teisingai. Taip. Ir ką, geros dienos. Nėra santykių lygių, jie yra, taip, sinusoidė. Paskutinis patarimas. Dabar tikrai, ate.